Labas jau spalio mėnuo, o tai reiškia, kad prieš jūsų akis antroji Kėdainietis TV laida. O su jumis šiandieną būsiu aš, Aldas, bei mano kolegė Audra. Ir šiandien laidoje matysite. Laurynas užmiestuke, bronzinės varžybos Grėjaus kiemelėje, kritinė masė, renginys nauja pradžia, Audra naujoje rubrikoje, Roneta ir Simona mokyklose. Aldai, gal tu žinai, kur mūsų kolegės Roneta ir Simona? Girdėjau, kad metė mokyklos ir išėjo į kitas mokyklas. Nežinau. Ką jos ten veikia? Ar ir tu laisvalaikį praleidi nuobodžiai? Ar ir tu neturi ką veikti grįžęs iš mokyklos? Mes su Simona nusprendėme jums padėti išspręsti šią problemą. Už mūsų nugarų matote Kėdainių muzikos mokyklą. Taigi eime ir pasižiūrėkime, ką ten galima nuveikti. Jeigu kas nors nori, tai tiesiog gali ateiti va čia į šitą kabinetą, 15 kabinetą muzikos mokykloje ir kreiptis būtent, išsakyti tuos savo norus, o tada tokiu atveju mes paieškom to laiko ir tas galimybės randam tada. Va. Tiesiog trumpai taip. O ar daug yra tų norinčių vaikų būtent šiuo metu? Na, tas skaičius svyruojantis yra. Dabar yra, kiek aš prisimenu, gal apie 10 yra tokių, kurie nelankantys yra muzikos mokyklos, bet šiuo metu nori. Kokią specialybę lankot? Klarnetą, o aš smuiką. Ir kiek metų jau čia studijuojate? 7. Ir pavyzdžiui, kaip suderinat muzikos mokyklą su savo vidurinė mokykla? Tiesiog reikia taikyti tvarkaraštį, daug laiko, aišku, užima, bet suderinti. O kaip namų darbai, nenukenčia mokykla? Ne, nenukenčia. O ar pasiūlytumėt savo draugam būtent ateiti į muzikos mokyklą? Taip. Ir dėl ko? Gauni geresnę klausą, gali jau atpažinti kūrinius pagal tonaciją, pagal viską. Dėl lankai būtent muzikos mokyklą? Nes aš noriu išmokti groti. Ir su kuo tu groji? Su fleita. Ar patinka? Patinka. Ir ar niekada nebuvo minties, kad norėtum mesti muzikos mokyklą? Ne. Ir kiek metų lankai? 5. Ką tik apsilankėme Didžiųjų muzikų mokykloje. Todėl metas apsilankyti ir pas dailininkus. Dailės mokyklo jaunimo studija jau įsikūrusi senokai. Galiu pasakyti, lanko dauguma baigusių mūsų dailės mokyklą, kurie dar mokosi vidurinėje mokykloje, nori įsigyti, stoti dailininkų specialybę į dailės institutą arba dailės akademiją arba į menus pasirenka. Tai daugiausia žmonės šitie renkasi mūsų studiją. Kiek metų jau lankai dailės mokyklą? Lankau 3 metus jau, 4. Ir kiek dar liko? Tai šitie paskutiniai vieneri. O kokių dalykų mokaisi dailės mokykloje? Mokausi grafinio dizaino, tapybos, piešimo, keramikos ir tokia. Odos nesimokau. Aha. Ir ar pasiūlytum savo draugam, pavyzdžiui, lankyti būtent dailės mokyklą ir kodėl pati pasirinkai būtent tai? Šiaip siūlyčiau, nes įdomu, labai šilti žmonės, gera atmosfera ir kodėl būtent, nežinau, jeigu turit potraukį, tai tikrai eikit. Žinau, kad lankai jaunimo studiją, taigi gal pasakyk, kodėl būtent lankai ją? Čia geras klausimas, nes ją lankau, nes noriu sieti ją su savo ateitimi, nes, ką nors ateitį noriu sieti su menu, būti meniško sielą žmogum, kaip sakoma, menininkas. O kiek laiko jau lankai jaunimo studiją? Jau cėlė 2 metai. Ir ar siūlytum savo draugams ją irgi lankyti? Jeigu yra poreikių ir kas norite, galite lankyti, visi bus priimti, kviečiami. O ar nebūna taip, kad neturi laiko atlikti savo pareigos kaip namų darbų, pavyzdžiui? Tai čia namų darbai, tai čia atsiranda ir tam laiko, tai vis tiek čia vėlai ateinu, atsiranda laiko viskam. Taigi sužinojame visas galimybės, norint mokytis Kėdainių meno mokyklose. Taigi Laurynas, kaip ir visada, taip ir šį kartą nukeliavo į kažkokį kaimą. Į kokį kaimą? Nežinau, pamatysime reportaže. Žiūrim. Labas vakaras, mėlyje Kėdainietis TV žiūrovai. Šiandien mes esame Pagiriuose,
kuriuose vyks šokiai-pokiai, paminėti tarptautiniai taikos dienai. Taigi lekiam pažiūrėsime. Na tai papasakot, kas čia per šokiai? Čia mūsų street šokiai, mes juos kuriam pačios. Tiesiog taip, susirenkam laisvų laikų ir šokam. Gal turit kokį pavadinimą? Street? Tai paprastai jo. Girdėjau, kad čia yra šie šokiai skirti paminėti tarptautiniai tautos dienai. Taip. Tai ar taikiai praleisite šį vakarą? Taip. Tikrai taip. Kaip galvos, surinks daug vaikinų, mergaičių? Iš tikrųjų, gal ir kaip dabar turėtų. O papasakokit, ką dar jaunimas veikia Pagiriuose? Įvairiai iš tikrųjų. Kai kurie renkasi sportuoti į antrą aukštą, ta prasme į sporto salę, kai kurie tiesiog taip renkasi šokti, dainuoti, tiesiog taip, kas kaip. Gal dar yra būrelių kažkokių, kurie yra Pagiriuose? Nelabai. Tik tai mes. Jo, mes. Tik jūs vienintelis. Mes pačios. Na ir kokį nors šūkį ar kažkokį žodį visiems Kėdainiams pasakykit. Mes už Lietuvą. Taip. Na tai koks tavo vardas? Robertas. Kiek girdėjau, tau vadina Ropkė? Taip, Ropkė dažniausiai. Tai kaip tau sekas, Ropkė? Super, dabar įstojau pas mergaitės, su mergaitėm pašokti, super tiesiog. Jau senai šokė? Ne, bet ne per seniausiai. Va. O pas jūs tie šokiai dažnai vyksta Pagiriuose, ar ne? Jo, taip, dažnai. Ir iš tikrųjų labai būna smagu. Ar daug susirenka žmonių? Pilna salė, tiesiog super. Kartais net nebūna vietos, kur apsisukti aplinkui. Tai linksma? Super. Ką dar gero veiki? Veikiu šiaip, nežinau. Daug ką. Pastoviai šiaip dabar vaidinu. Kaip lankausi, pradėjau dažnai lankytis diskonose, šokiuose visokiuose įvairiausiose. Pradėjau toks judresnis būti nei anksčiau, nes anksčiau tikrai labiau namuose buvau užsidaręs. Tai ar patinka tai? Patinka, super, aktyvumas. Tai... Ar tęsi toliau savo veiklą? Taip, būtinai, nors ir būsiu išvažiavęs, kur nors studijuoti, nesvarbu. Kaip manai, ar tave myli tavo kompanija? Tai aišku, nes aš jas irgi myliu. Palaikykite. Gerai, dėkui. Ką jaunimas veikia Pagiriuose, gal yra kažkokių veiklų, būreliai, gal? Kas nori veikti, visada veiklos susiranda. Vienokiu ar kitokiu būdu, todėl kad vis tiek. Gal, aišku, kol buvo mokykla, buvo kitaip ir kadangi daugiau jaunimas jaunas pas mus, vyresni išvažiuoja į miestus mokytis, tai veikla buvo mokykloje, o dabar teks šlietis prie kultūros namų. Kokie tai bus būreliai, dar ne visiems aišku turbūt, todėl kad planuojamas daugia funkcinis centras, o kaip į savo veiklą ateityje išvysti, sunku pasakyti, o šiuo momentu, kas buvo anksčiau, truputėlį šokio, truputėlį dainos buvo ir bus, galbūt ir meno būreliai. O gal norite kažką palinkėti jaunimui šiuolaikiniam? Jaunimui norėčiau palinkėti mažiau reikalauti, daugiau veikti patiems. Net ir tais laikais, kai buvo žemos technologijos, šokius susiorganizuodavo jaunimas kaime pats, ir muzikantas susirasdavo, ir trobą, ir šokdavo, o jie ir pasimuždavo, tai neliesdami vyresnių tarpusavį. Taigi dabartiniam jautimui reiktų mažiau galvoti, kad kažkas turi atnešti ant padėklo ir paduoti, gali organizuoti ir patys, visos sąlygos tam yra. Na kągi, ir vėl, ir dar kartelį vėl baigėsi mūsų reportažas. Kaip matėte, jaunimas buvo labai aktyvus šiandien, net galite pamatyti ir dabar. O mes, kadangi labai jau šalta pasidarė, lekiam į mašiną ir važiuojame į Kėdainius. Iki pasimatymo. Audra, o tu žinai, kiek sveria bronzos medalis?
Aš tai ne, bet manau, kad tai puikiai žino Lietuvos krepšinio rinktinės komanda, o visą jų kelią bronzos medalių link kėdainiečiai galėjo stebėti Grėjaus kiemelyje. Žaidė dvi komandos – Ispanija ir Argentina. Rezultatu 86-81. Ispanus nugalėjo argentiniečiai. Ar seki visas varžybas? Taip, seku kiekvienas varžybas ir kiekvienas varžybas žiūriu čia Grėjuje. Ar tikėjaisi, kad mūsų komanda nueis taip toli? Tiesą sakant, nesitikėjau, bet kai jau laimėjom visas pergalės savo grupiai, tai tikėjausi, kad nueisim labai daug. Kaip manai, kodėl mums nepasisekė vakar? O esu sunkus klausimas. Aš galvoju, kad mes tiesiog pasidėm. Ar žiūri visas rungtynes? Be abejo. Ir kaip nuotaikos šiandien po antrojo kėlinio matant lietuvaičius priekį? Tiesiog fantastiškos, tiesiog užtenka apsidaryti aplink ir matot, kokios yra visų nuotaikos. Tai bronza bus mūsų? Taip, be abejonės. Kaip labai sergi už savo komandą? Labai, net negaliu parodyti, kaip labai. Kaip jūsų nuotaikos po antro kėlinio matant lietuvius priekyje? Gerai, džiaugsmingos. Tai bronza šiandien mūsų? Ne. Kodėl ne? Serbai laimės. Kodėl serbai laimės? Nes geresnė komanda. Bet jūs sakėt, kad sergat už Lietuvą? Tai sergu tikiu, bet aš manau, aš realistas. Aš 1000 kartų sakiau tau, Audra, mes šiandien galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė ne velnio. Ir aš 1000 kartų buvau teisus. Bet. Žiūrim. Žurnalistė Audra netikėtai žygiavo Senamiesčio gatvėmis, nešina 2 geltonomis kėdėmis. O ką jie sutiko ir kas atsitiko ir apie ką kalbėjo, pamatysite reportaže. Jūsų dėmesiui Ignas Juozapavičius. Tai žinau! Aš esu Ignas, gimiau ir užaugau Kėdainiuose, beveik. Kartais būdavo, kad gyvendavau ir augdavau Josvainiuose, tai čia toks miestelis prie Kėdainių, mano labai mylimas. Ir tiek. Kai aukščiau. Kokioje mokykloje mokės? Jozo Paukštelio, o paskui gimnazijai, Šviesioj. Dabar yra Atžalynas gimnazija, ne? Ką veiki gyvenime dabar? Dabar aš studijuoju Vilniuje ir ką man pasiūlo, aš tą ir veikiu. Nu, būna įvairiausių, žinai, dalykų, kuriuose netyčia įsiveli arba tyčia norėdamas įsiveli. Raineira paims. Ką studijuoji? Dabar studijuoju istoriją. Kodėl pasirinkai būtent istoriją? Nes pasirinkau todėl, kad čia buvo tokia labai įdomi istorija, dėl ko aš pasirinkau istoriją. Turėčiau būti jau kaip ir 3 kursis, bet vėlgi esu fuksas ir spalio 6 laukiu savo krikštynų. Nors praeitais metais jau teko krikštyti 1 kursus, bet kadangi supratau, kad teisė yra ne man ir siūlau visiems labai pagalvoti apie teisę, kas nori ten studijuoti, nes tai yra ganėtinai sausas ir man buvo neįdomus mokslas, o istoriją visą gyvenimą norėjau studijuoti. Ar esi aktyvus gyvenime šiaip? Kuria prasme šiaip aktyvus? Renginiai, įvairūs dalyvavimai įvairiose projektuose? Tai jo, būna visko, nes turbūt būtų labai sunku tik tai studijuoti, eiti paskaitas, keltis nuo 9 valandos ir mokytis tai, ką tau liepia. Todėl visą laiką prisigalvojam kažko. Nuo pačio to mano išvažiavimo į Vilnių ten teko porai projektų dalyvauti, kažkaip tai kažką veikti, nu nežinau. Žmonės turi kalbėti, ar aš aktyvus, galbūt ir taip. Žinau, kad šią vasarą turėjai labai smagią avantiūrą, gal galėtum papasakoti daugiau? Apie ežio stažą tikriausiai tu norėtum paklausti. Apie ežio stažą. Kaip tu ten šis atsiradai, kas pasiūlė tau ten dalyvauti ir kodėl sugalvojai vieną rytą atsikėlęs, kad va, aš ten eisiu? Nes tas rytas buvo toks ganėtinai sunkus, tai buvo penktadienis, o kaip žinot, ketvirtadienis yra studentų diena. Tai mes su mielu draugu Krabu, kuris vėliau irgi išvažiavo į ežio stažą į Daniją, sėdėjom savo mėgstamoj vietoj Svedlaunče Vilniuje ir sakau, Krabai, tai ką veikiam šiandien? Sako, ne, Ignai, šiandien daug negaliu, man rytoj ežio atranka. Sako, kokia atranka? Sako, tai va čia buvo 4000 paraiškų pateikti ir dabar atrinko 250 žmonių ir rytoj Panoramoj vyks 2. atrankos etapas.
Jo, sakau, nu tai gerai, tai mes ten taip gavosi, kad vis tiek mums neramiai ir aš atsikeliu ryte, sakau, kur krabas, sako, tai išėjo atranką. Nu tai, ką čia veik, galvoju, einu aš jo palaikysiu. Nuėjau ir sakau, krabui, aš galiu dalyvauti, sako, negali, tu turėjai užsiregistruoti, tave turėjo atrinkti, tu turi turėti numeriuką ir sako, tu negali. Ir tada žiūrint šiukšlių dėžės, užklijuotas 110 numerėlis. Aš jį paėmiau, prisikliavau, nuėjau, kalbėjau ir komisija sako, bet tai palauk, čia pagal anketą, tai tu Aistė turėtum būti. Sakau, galiu būti ir Aistė. Nu nežinau, aš ten kalbėjau, kas man išėjo, ką aš maniau, kad reikia kalbėti ir pasirodo patikau. Jo. Oh my god, ką man dabar reikia sakyti? Kokia buvo tavo reakcija sužinojus, kad papuoliai? Na, aš ir dabar atsimenu, sakiau taip, rimtai? Tai va, ne, nu šiaip, aišku, džiaugiausi, buvo taip keista, nes tai buvo berods gal ketvirtadienį, sako, tai va, pirmadienį išvažiuojam. Ir aš supratau, kad dar tam tikri egzaminai mano yra neatsiskaityti. Tai dar labiau turbūt mane pastumėjo link tos teisės metimo, nežinau. Va, nu, tai vyko labai greitai ir aš nelabai supratau, kaip ten kas buvo. Bet nuotaikas, aišku, geras. Ir ką galėtum palinkėti savo miesto jaunimui? To ir jiems palinkėsiu, kad daugiau aktyvumo, daugiau iš jų pačių idėjų ir ryžto kažką tai daryti. Labai kanda mane odai, kaip žinok. Tai va, ir palinkėčiau tiesiog nenuleisti rankų ir galvoti, kaip tuos Kėdainius vis gaivinti, kad čia atvažiuotų daugiau žmonių, kad jie matytų ir sakytų, kad va, žinai, Kėdainiai labai gražus miestas ir ten yra labai faino jaunimo. Mes nusinešim tas kėdės. Tai imkit ir neškit. Tai imsim ir nešim iš jų gatvę. Jo. Aš viską žinau. Užmūt. Aldai, sakyk man, ką veikdavai paskutiniais mėnesio penktadienį 6 valandą vakaro? Na, ko gero būdavau su draugais, o ką? Taigi reikėjo į kritinę masę važiuoti. Na, dabar bent jau reportažą pažiūrėsiu. Kas tau belieka? Žiūrim. Sveiki, šiandien mes esame kritinėje masėje. Ji buvo organizuojama visą vasarą, kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį, o šiandien jos uždarimas. Pažiūrėkime, ko žmonės tikisi iš jo. Jūs tai kodėl sugalvojai čia atvažiuoti ir kartu su visais prasukti finalinį kritinės masės ratą? Nes man iš tikrųjų labai patiko, aš visuose kritinėse masėse visuose dalyvavau, žinot. Ir šiaip labai patinka man čia tokie susirinkimai, draugai mano visi čia važiuoja, tai ir aš kartu su jais. Iš kur sužinojai apie kritinę masę ir kaip sugalvojai joje dalyvauti? Iš draugų, iš reklamų, iš televizijos. O kodėl vis dėlto nusprendei čia sudalyvauti? Kad prisijungčiau prie minios, parodyčiau, kad daugiau yra žmonių tokių prisijungiančių. O kaip toks ištikimas dalyvis, gal gali papasakoti įspūdžius iš praeitų kritinių masių? Nu, vat buvo linksma, kai ten išgriūdavo žmonės, vat iš tikrųjų būdavo iš ko pasijuokti, o čia didžiausi įspūdžiai tokie būtų. O ar pats negriūni, kad taip šaipaisi iš kitų nelaimių? Aš profesionalus esu vairuotojas, negriūnu niekada. O kaip manai, ar pati esi gera dviratininkė, ne taip kaip kai kurie ir nekeli grėsmės kitiems važiuodama tokioje minioje? O kas tie kiti kai kurie? Palikim paslaptyje. Ne, nekeliu, gerai moku dviračiu važiuoti. Ar norėtum, kad kitą vasarą vėl vyktų kritinė masė? Žinoma, geras projektas. O ar parekomenduosi savo kitiems draugams, kurie vis dėlto dar neatvyko čia? Tai vat aš visą laiką rekomenduoju, kada jie sugalvos, tada ir atvyk, žinoma. Štai ir baigėsi paskutinioji kritinė masė. Visi pravažiavo didelį ratą pro Kėdainius ir negana to dar ir gavo daug dovanų.
Taip mes atsidėkojame savo šauniesiems, ištvermingiesiems dviratininkams. Tikime susitikti kitą vasarą. Ar matei šitą plakatą mieste? Nes pamatęs turbūt negalėjai atsispirti. Rugsėjo 25 dieną į Kėdainius vėl grįžo visi studentai. Žiūrim! Ta šeštadienio vakarą į Activity klubą sugužėjo galybė studentų atšvęsti savo sugrįžimo į Kėdainius. Ar šį vakarą jau sutikai daug savo buvusių klasiokų? Oi, pilna, mano klasiokai, visur aplinkui sėdi, labai smagu. Didžiuojatės, kad esat kėdainiečiai? Ar jums draugai pavydi, kad jūs esat iš Kėdainių? Tai kaip Kėdainiam, Vlad? Kėdainiai kaip visada, savas miestas ir savas judesys yra pats geriausias. Kaip kilo idėjas organizuoti tokį renginį? Idėja yra paprasta ir dėl ko jinai kilo. Dėl to, kad mes esame patys studentai, patys išvykstam dažnai iš Kėdainių, didžiuojame savo miestą ir norime jį sugrįžti. Iš to noro, kad patys norime sugrįžti, kila noras, kad grįžtų ir mūsų draugai, kėdainiečiai, kurie baigė anksčiau ir vėliau mokyklas. Atrodo, pavyko. Pilnas klubas Activity Zone, studentų grįžusių bent trumpam į Kėdainius, pažiūrėti, kaip vis dėlto Kėdainiai laikosi. Ar dažnai grįžti Kėdainius? Jo, kiekvieną savaitgalį grįžtu. O ko labiausiai pasilgsti, kai būni kitur? Namų, mamos, ko gero. Ir tiek, Aš draugų miestą. Labiausiai draugų, kurie pasiliko Kėdainiuose. Labiausiai trūksta draugų, artimiausių žmonių, kurie galėtų mane, taip sakant, paremti. Aš galėčiau susitikti su jom, nes tu priverstas ieškoti naujų draugų, naujų pažinčių, susipažinti su grupiokais, su pačiais kaimynais, kur tu gyveni ir taip toliau. Iš tikrųjų, kiekvieną savaitgalį grįžti ir tikrai yra be galo smagu, nes tai yra savas miestas. O kaip tau šventė šitą, būtent studentams surengta? Aš už tokias šventės ir man tikrai labai patinka. O kaip mūsų pačiai laidai sekėsi pristatyti šiandien? Labai gerai, mūsų publika sutiko labai šiltai. Matosi, kad jau truputėlį mus pažįsta. O iš tikrųjų tai ne mes čia esame svarbiausi šį vakarą, Laurynai, o visi pirmakursiai, buvę abiturientai, kurie čia ir atėjo švęsti šventės. Ar smagu grįžti Kėdainius? Žiauriai! Ir kaip tau? Kaip tau ši šventė? Liuks! Manau, visi gali patys suprasti, kad bus gerai. Kokį linkėjimą studentams? Mokytis ir dar kartą mokytis. Dėkui. Ką palinkėtum studentams būtent? Kad nepamirš savo miesto ir visą laiką grįžti čia. Ko palinkėtum studentams? Tai ko linkėt? Banalių dalykų. Gerų mokslų, gerų pažymių, nežinau, gerai sesiją praleisti ir viską. Tikimės, jog toks vakaras šiame klube buvo ne paskutinis. Mėly studentai, lauksime jūsų sugrįžtant ir vėl. Visi geri dalykai turi pradžią, bet jie turi ir pabaigą. Šį vakarą mums jau metas atsisveikinti. Mūsų laidą galite stebėti šiame portale. Bet būkite atsargus, nes paliekame ką.